Sakau, nu tai iš kur tu esi? Tyli. Ele, žinokit, nevėriste patylėję tik vienu sekundėlai, o paskui ką prakalba, tai užtildyt nemožna. Ir visi, sakau, nu tai tu suskauk, papasakak visiems, ku man pasakai. Tai va čia bus vyriokas, kaip Anas man pasakė, Šarūnas esu, Belskas, 6 metelių, atvykau iš Jonavos vaikų lapšelę darželę Saulutę ir mokytoja Rasa Čižauskienė. Ale man da Šarūnas saka, žinot, ko aš ne tik pasaką atmoku, ale ir šaškiam aploščia jūs, teta. Aš čia patilėjau, sakau, nu, mažų pabandysma partijų, ale jau žinau, kad pralošiu. Jau tokią guvumą vaikas jau matas iš pasakojimą. Nu tai, ko mums Šarūnai papasakasi? Nuobodulį? Nuobodulė pas gudrus vyrėjus, pas pono buvo vyrėjus. Ponas liepė iškep žąsį ir atnešt valgyt. Vyrėjas iškepė visų žąsį ir atnešė ponui. Tik nebuvo vienos kojas ir kuišies. Ponus saka, a tai kur kita koja su kuišim, kad ji tokia ir buvo, saka vyrėjas. A tai kaipgi čia gali būti, nebūna žąsų su vienai koja. Nu, taip ir pasilika. Ale vienu rozu važiuoja ponas svečiuosin ir vežusi savo vyrėjį. Žiūri, prie kelio piemenukus gana žąsis. Viena žąsis stovi tik ant vienos kojas, snapu pasikišus po sparnu. Tada vyrėjas saka, ai, ponuli, žiūrėk, anava ir šita žąsis stovi tik ant vienos kojas. Ponus tik nusijutė ir garsiai sušveitė. Žąsis ir atsistoja ant abiejų kojų. Ponus ir saka, žiūrėk, a žąsis ar ne su 2 kojam? Vyrėjas saka, kai valgiai irgi reikėjo sušvilpt. Tai ir tada būtų atsiradus kita koja. Dėkui, Šarūnėlį, dėkui, teisybė, sakai. Ir dar nori? Nu tai būtinai da vienu, gi aš sakiau, aš tildyt negalima, nu. Nuobodulė pasakėlų. Kartą dėdelis laukuarė, vertams užkliuvo už kupstelę. Ir rado į skrynelų, o kol vėl arė, ir rado į raktelį. Atrakina tų skrynelų ir rado jis oželį. Ta oželė odegėlą. Striukas, striukutėlą, dėl to mano pasakėlą, trumputėlą.